žmonės gimę 16 dieną turi archetipą bokštas. Tai tie, kurie eina per gyvenimą ir nuolat nuo kažko turi išsilaisvinti, nuo senų struktūrų, nuo senų įsitikinimų, apribojimų, tačiau jie pasižymi drąsa pradėti viską iš naujo. Gimusieji 17 dieną turi žvaigždės archetipą. Tai vilties, lengvumo, įkvėpimo turinti žmonės, jie skleidžia ramybę, švelnumą, tokią gydančią energiją ir turi natūralų gebėjimą kurti ir tikėti savo kelrodės žvaigždė. Žmonės gimę 18 dieną turi mėnulio archetipą. Tai labai jautrus, labai emocingi, tačiau turi stiprią intuiciją, lakią vaizduotę ir gebėjimą jausti labai subtilias energijas. Gimę 19 dieną Saulė. Tai pozityvūs, savarankiški, jie spinduliuoja šilumą, turi daug energijos, natūraliai įkvepia kitus ir yra lyderiai. O gimę 20 dieną jūsų archetipas yra Teismas. Tai atgimimo, sąmoningumo ir tokio vidinio pašaukimo energija. Tokiam žmogui būdinga stipri vidinė misija ir nuolatinis gebėjimas atsinaujinti. Gimusieji 21 dieną jūsų prigimtyje pasaulio archetipas. Tai pilnatvė, vientisumas, toks žmogus pasižymi išmintimi, gebėjimu matyti plačiai pasaulį, apjungti labai skirtingas gyvenimo sritis. Na ir gimę 22 dieną jūsų archetipas Kvailys. Ir tai visiškai ne apie kvailumą, o apie laisvę, apie kūrybingumą, smalsumą, žingeidumą. Tokie žmonės pasiruošę pradėti viską nuo nulio, pasitiki gyvenimu, taip kaip vaikai ir gyvena pilna širdimi. Pasek mane, jei tau patiko tai, ką aš pasakoju apie tave, apie tavo vidų, apie tai, kas esi iš tikrųjų.